Tomai, ką galėtum pasakyti apie savo oponentą vienmandatėje? Jei ne antrasis Seimo rinkimų turas, sakyčiau, kad su Žygimantu mes net nesam oponentai, mes esam greičiau bendražygiai. Taip, Žygimantas kažkada nepalaikė žmogaus teisų iniciatyvų, pavyzdžiui, 2017 metais jis balsavo prieš partnerystės įstatymą, bet vėliau jis apsigalvojo, pakeitė nuomonę ir dabar dėl visų bendrų politikos klausimų mes sutarėm. Tiek dėl nacionalinio saugumo, tiek dėl energetikos nepriklausomybės, tiek dėl užsienio politikos, galiausiai tiek dėl paramos Ukrainai. Žygimantas net yra sakęs, kad jeigu nesiektų vienmandatėj antro mandato, jis net greičiausiai už mane balsuotų. Na, o aš savo ruožtu Žygimantą Pavilionį kitos kadencijos Seime tikrai palaikysiu. Tai kodėl verta už tave balsuoti? Tai viskas yra labai paprasta. Žygimantas jau yra Seime, jis yra išrinktas ir ten dirbs. Todėl naujamiesčio ir Vilkpėdės gyventojai antrajame Seimo rinkimų ture rinksis ne tarp manęs ir Pavilionio. Jie rinksis tarp manęs ir tarp antro mandato, dėl kurio sprendimą priims Žygimanto partija. Ir man atrodo, kad tai rinkėjams suteikia tam tikro neaiškumo. Tai kas būtų, jei Žygimantas gautų antrą mandatą? Tokiu atveju Žygimantas partijos sąraše užleistų vietą kažkam, kas šiuo metu yra likęs už brūkšnio. Ir taip, ten yra vertybiškai ir vakarietiškai mąstančių žmonių, bet ten yra ir tokių politikų kaip Vilija Aleknaitė Abramikienė, Antanas Matulas, Valdas Rakutis, kurie balsuoja ne tik prieš civilinės sąjungos įstatymo projektą, jie balsuoja ir prieš Stambulo konvenciją arba už cenzūros išlaikymą nepilnamečio apsaugos įstatymą. Tai kam rinktis katę maiše, jeigu gali rinktis laisvę?